Pone Vaicekauskiene, apskritai, kalbant apie teismo sprendimo vykdymą, jūs kalbat, kad per savaitę jis vis tiek bus įvykdytas. Kokias išvadas jūs pasidarėt po praeito bandymo įvykdyti teismo sprendimą? Po praeito bandymo įvykdyti teismo sprendimą mes susėdome ir, ta prasme, kiekviena institucija suprato, ką jinai turi daryti, ką jinai turėjo daryti ir ko nepadarė. Dabar, manau, sekančiame etape, kai šitas teismo sprendimas bus vykdomas, daugiau taip nebepasikartos. Viskas, vaikas lieka čia. Viskas. Tai yra žala vaikui. Viskas. Ką aš tiksliai prisimenu, ką mergaitė rėkė, tai buvo skauda ir mama tu melagė. Aš tik žiūrėdama paskui jau filmuotą medžiagą, aš girdėjau, ką mergaitė daugiau ten apie mamą, žodžius kokias išreiškė. Tuo metu aš negaliu pasakyti, ar ką mergaitė sakė, nes tai buvo, sakau, man pačiai tokia stresinė situacija, kad aš tik norėjau pasirūpinti jo saugumu. Man pirmiausia buvo šitas svarbiausia. Daugiau taip nebepasikartos. Aš tik norėjau pasirūpinti jo saugumu. Daugiau taip nebepasikartos. Aš tik norėjau pasirūpinti jo saugumu. Daugiau taip nebepasikartos. Tokių klaidų, manau, mes nekartosime. Kas tada buvo padaryta blogai? Dabar jūsų nuomonė. Kas buvo padaryta blogai, vėlgi mes čia, kas buvo padaryta blogai svaidytis, irgi matyti nėra tikslo ir reikalo. Visi turbūt žino ir matė ir supranta, kas buvo padaryta blogai. Prievartos nenaudojo, nenaudoja ir nenaudos. Ką jūs ten veikiate? Mes užtikrinom teismo nutarties vykdymą. Mes užtikrinom iki to, kol vaikų teisių pareigūnė sužlugdė šitą vykdymą. Jūs manote, jinai sužlugdė? Taip. Šito daugiau, ta prasme, giliau komentuoti aš gal nelabai norėčiau. Šito daugiau. Giliau komentuoti aš gal nelabai norėčiau. Visi turbūt žino ir matė ir supranta, kas buvo padaryta blogai. Aš tik norėjau pasirūpinti jo saugumu. Man pirmiausia buvo šitas svarbiausia. Daugiau taip nebepasikartos. Sprendimas vienoks kitoks, ar jis man patinka ar netinka, aš jį turiu vykdyti. Jeigu šito sprendimo nevykdysiu, aš jį vykdys, bet kitas antstolis. Taip, turbūt nereikia atsiprašinėti visuomenės už tai, kad žmogus dirba savo darbą. Kas čia? Bet irgi situacija gana paradoksali, ar ne? Tai, ką antstolė, aš labai atsiprašau, bet, na, mano toks darbas. Taip, nes žmonės galvoja, kad aš čia taip man patinka, aš čia darau ir aš čia kažką tai... Jūs nesigailit apskaitai, kad ėmėtės šito, nesigailit? Ne. Atvažiuojat, ten keli šimtai žmonių ir ką, tai policininkų reikia dar daugiau, tai čia kaip karas, toks mažas karas, mažos riaušės, ar ne? Aš tą ir sakau visą laiką, kad mes gyvenam jau karo stovyje, mes jau gana seniai gyvenam. Tai yra aiškus nesusitarimas, aš tikiuosi, kad kitame intervencijos etape tas susitarimas jau bus įvykęs.